Tai žodžiu, ir čia yra tas susijęs su tapatybės klausimu, nes visą laiką Lietuvoje tas emociniam lygi tapatybė siejama su kalba, senumu kalbos, išskirtinumu. Ir tas truputį, ir tas įneša dar tos papildomos baimės, kad kas įvyks, jeigu kalba jinai kažkokia kitokia bus. Aš manyčiau, kad čia yra tikrai psichoanalitikam darbas, bet tas yra ir ta baimė prarasti save, jinai yra labai stipri, tokia nepasitikėjimas. Aš dar galvoju, jeigu iš tiesų galiausiai tapsim normalia tauta, tokia, kuri, tokia truputį kai kitaip truputį galvos veiks ir pasitikėjimas didesnis, tai ir tas tokia baimė susijusi su tais atributais būtinais, jinai turėtų dingti, nebestatysim valdovų rūmų, galbūt nebe sureikšminsim tos kalbos tokio labai specifinio pavidalo. Bet kaip tai pasiekti, nes čia nėra tik tai kalbos reikalas. Tai, nes visuomenė palaiko tą tokį diktatą iš tikrųjų, jeigu nepalaikytų ir jeigu priešintųsi, tai būtų įvykęs tas sąjūdis ar ta revoliucija, nežinau kaip ją galima pavadinti, bet palaiko. Įvyks.